Britain Memorial. Tai ypatinga vieta Kente, skirta atminti Antrojo pasaulinio karo lakūnus, narsiai gynusiems Didžiąją Britaniją. Čia įamžinti jų vardai ir sukurtas unikalus skulptūrinis memorialas. Taigi atvykom į tokią memorialinę vietą, labai tokią simbolinę, daug reiškinčią Anglijai, nes šiandien yra pagerbti žuvę Anglijos pilotai. Tenais toliau matosi lenta ir toj lentoje yra surašyti visi žuvę pilotai, kurie bandė apginti savo šalį nuo vokiečių invazijos. Ir vokiečiams nepavyko prasibrauti niekaip į Angliją. Ir va čia šitie naikintuvų Spitfire'ai stovi, du su kuriais teko atsišaudyti. Tas vakcinis tai bus dar vienas malonas. O ten už tų dviejų lėktuvų, tenais lėktuvas vienas sudužęs, tai jisai simbolizuoja vokišką lėktuvą, kuris dužo, atsimušė į Anglijos kietą pasipriešinimą, stiprią gynybą. Šitas dužęs lėktuvėlis, tai nežinau, ką jis čia vaizduoja, bet... Martynai, aš tau galiu papasakoti. Nu, papasakok man. Vokiečių plieninis paukštis neriantis snukiu žemyn, nes jį pamušė du angliški Spitfire. Kurie randasi... Vienas yra dešinėje, kitas yra kairėje. Pradedam nuo dešinės. Padangos, matau, pripūstos. Tai vienu žodžiu, šitie du gražuoliai atsišaudė prieš vokiečių visą eskadrilę. Ar kaip čia išeina? Jo, kažkas tai tokio dėjo, karočią vokietaičius į vietą. Čia East India Found Fight. Nežinau, ką tai reiškia. Dabar kilo tenai klausimas, jeigu tai pasižiūrėjus geriau. Ar ten telefonas selfiam daryti viršui uždėtas, ar ten veidrodėlis kažkoks. Tai ne, ten veidrodėlis, kad matytų, kas puola. Tai. Aišku, tai nėra tikras lėktuvas. Ir šičia vyko didžiausias mūšis oro gynybos. O jeigu paeitumėm truputį toliau, mes pamatytume buvusią baterijos vietą, kur dabar yra memorialas. Jeigu žiūrint iš aukštai, tai simbolizuoja propelerį. Ir dėda vidurys sėdinti. Ne dėdas, ne lakūnas kažkoks, neatsimeni kaip jis vadinasi? Nepamenu. Nes tenai buvo parašyta. Galima eit paskaityti iš tikrųjų. O, čia apie kiekvieną prirašyta yra. Tai va, tokia biški įdomesnė vietelė irgi. Eisim, pakeliausim, pasivaikščiosim, pažiūrėsim kažkur kaip. Va šitas va narsus lakūnas sustabdė vokiečių invaziją į Angliją. The Battle of Britain Memorial. Jo vardas. Kitko lėktuvai, tie Spitfire naikintuvai, čia vienas po kito dangui duodasi. Kilpas raižo. Pabandom paeit toliau darbiškai. Manoma, kad per visą karą vokiečiai ant Didžiosios Britanijos numetė apie 60 000 tonų bombų. Žuvo apie 43 000 civilių, iš jų vien 29 000 žuvo Londone. Sužeista apie 139 000 civilių. 1940 metų rudenį Londonas bombarduotas 57 naktis iš eilės. Coventry, Liverpoolis, Manchesteris, Birminghamas, Glasgow'as, Southamptonas, Bristolis taip pat stipriai nukentėjo. Nu bet gana tokiam liūdnom temom. Tiesiai iš kavinės Ežiuko pastogę. Stojimo pavalgyti, va burgeriukų. Alelio turim. Turimas vienas vaizdus. Va, aš jums lauksiu parodės. Kepurę reikia užsidėti. Kepurės niekas. Va, prašau, kaip gražiai jums čia atrodo. Martynai, tark ir žodį. Tai ką dabar gali kaip maldelę sukalbėti prie šito mūsų šventinio stalo? Ne, tai ne aš dariau valgyti. Maldos nereikia kalbėti. Ką, polam, ne? Jo, tarp kitko praėjome jau 12 km. Tai tiek.